Šiandien apžvelgsime žinduolių pristaikymų įvairovei išgyventi ir susilaukti palikuonių sausumoje. Nepamirškime, kad žmonės irgi yra žinduoliai. Žinduoliai yra šiltakraujai gyvūnai, turintys stuburą ir 4 galūnes, bet jų kaulai ir pristaikymas judėti gali atrodyti labai skirtingai. Kai kurie, pavyzdžiui drambliai ir žmonės, yra pristaikę vaikščioti. Šikšnosparniai gali skraidyti, o beždžionės gerai laipioja. Yra ir tokių, kurie pristaikę raustis. Kurmiai gerai rausiasi žemėje. Kadangi žinduoliai yra šiltakraujai gyvūnai ir gali išlaikyti vienodą kūno temperatūrą, jie gali gyventi tiek ten, kur karšta, tiek ten, kur šalta. Jei krokodilas ir žiurkė įleidžiami į patalpą, kurioje temperatūra palaipsniui didinama, krokodilo kūno temperatūra bus panaši į aplinkos, o žiurkės kūno temperatūra išliks pastovi. Nors žinduoliai gali gyventi šiltose ir šaltose kraštuose, jie gali paslėpti nuo per šalto ar per šilto oro, vėsintis prakaituodami ar lekuodami, sušilti, drebėdami ir pašiaušdami kailį. Žmogus taip pat gali pristaikyti prie įvairių temperatūrų, pavyzdžiui prakaituoti, kad atsivėsintų arba pašiaušti odą, kad sušiltų. Net galūnių, rankų, kojų ir kitų atsikišusių kūno dalių ilgis taip pat turi įtakos vėsinimuisi. Be to, žmonės turi drabužius, namus ir kitas priemonės nesušalti ar neperkaisti. Žinduolių kūnai padengti kailiu arba plaukais. Pagrindinė funkcija – termoreguliacija ir fizinė apsauga. Papildomai kailis yra susijęs su jutimais. Kai kuriais plaukais gali užuosti, o vandens gyvūnų, pavyzdžiui ūdros, kailis neperšlampa. Kailio spalva ir raštai ypač svarbi gyvūnų gebėjimui paslėpti ir bendravimui. Tušiaviduriai stirnų plaukai suteikia didesnį izoliaciją nuo šalčio žiemos mėnesiais. Kailio spalva skiriasi žiemą ir vasarą, žiemą pilkesnė. Kailio spalva paslepia gyvūną žolėse ir tarp medžių kamienų. Baltos dėmės gali padėti gyvūnams palaikyti vizualinį kontaktą, pavyzdžiui, tarp motinų ir jauniklių. Kadangi jie gyvena atvirose buveinėse, iškilus pavojui baltos pauodegio dėmės yra signalas sekti iš paskos. Jos skiriasi patelėms ir patinams. Patelių pauodegio dėmės yra širdies formos, o patinų – inksto formos. Žinduoliai gali turėti kanopas. Ir dykaragius. Arba ragus. Dykaragiai išauga iš gyvūno kaukolės pagrindo, yra iš tos pačios medžiagos kaip nagai, nesišakoja ir yra tuščiaviduriai. Ragai taip pat išauga iš gyvūno kaukolės, bet yra kauliniai ir kartai išaugę, toliau auga galais ir gali šakotis. Tik ragai yra keičiami. Tiek ragai, tiek dykaragiai yra idealūs ginklai per patinų kovą dėl teisės poruoti su patelėmis, tačiau jie naudojami ir apsigynimui nuo plėšrūnų. Žinduolių kaukolė praranda masę, formuoja gomurį, turi pakitusias ausis, atsiranda dantų specializacija. Plėšrūnai turi aštrius dantis ir nagus, storą odą, yra greitesni ir stipresni, kas padeda jiems pagauti grobį. Daugumos plėšrūnų dantis yra pritaikyti atkąsti ir plėšyti mėsą. Jie turi ilgus, aštria briauna krūminius dantis ir aštrius kandžius, tačiau svarbiausia yra ilgi, aštrūs šiltiniai dantis. Yra daugiau nei 5000 žinduolių rūšių ir visi jie kvėpuoja oru. Visos patelės turi pieno liaukas, kurios gamina pieną jaunikliams maitinti. Žmonių pieno liaukos yra ant krūtinės. Karvių, elnių ir kitų atrajotojų tešmenyje. Dauguma žinduolių turi 2 spenelio eiles išilgai pilvo. Daugumos gyvūnų motinos jauniklius maitina pieno tol, kol jie išmoksta susirasti kitokio maisto patys. Kai kurių rūšių jauniklių priežiūra užtrunka daugiau nei 1 metus. Kitas žinduolių dauginimosi adaptacijos – tai specifiniai kvapai, išvaizda, poravimosi elgsena ir šauksmai. Nėštumas ir nedidelis jauniklių skaičius bei jų priežiūra. Žmogaus nėštumas trunka 9 mėnesius. Žinduoliai savo jauniklius iki gimdymo nešiojasi gimdoje, kol jie pasiruošia gimti. Žiurkės nėštumas užtrunka tik 3 savaites, o dramblio beveik 2 metus. Žinduoliams būdingas vidinis apvaisinimas, kuriam reikalinga speciali poravimosi poza ir artimas lytinių organų kontaktas. Pavyzdžiui, katė katiną pritraukia savo kniaukimu ir kvapais, poravimosi elgsena yra labai triukšminga, su urzgimu ir šaukiančiu kniaukimu. Dauguma žinduolių jauniklius gimdo. Išimtis yra ančiasnapiai ir echidnos iš Australijos. Šie žinduoliai deda kiaušinius ir šildo, peri juos tol, kol išsirita jaunikliai.
Sterbliniai žinduoliai, pavyzdžiui kengūros, jauniklius po gimimo nešioja sterblėje, kad baigtų augti. Gimęs jauniklis yra maždaug pupelės dydžio, jų priekinės kojos yra su specialiais nagais, padedančiais įlipti į sterblę. Ne visi sterbliniai turi sterbles. Daugelis mažų Pietų Amerikos oposumų turi daug jauniklių, kurių kiekvienas tvirtai laikosi ant spenio, kad galėtų ne tik maitintis, bet ir būti nešiojami. Žinduoliai, kurie pasižymi sudėtingą elgseną, tokie kaip žmonės, drambliai ir kiti, gyvena bendruomenėmis ir ilgai rūpinasi palikuonimis, nes reikia daug ko išmokyti. Mokslininkai nustatė, kad ilgiausiai vystosi žmonių smegenys. Smegenų vystymasis prasideda praėjus kelioms savaitėms po pastojimo ir, manoma, baigėsi maždaug apie 25 metus. Išsivysčiusios smegenys suteikia galimybę žmogui priimti savarankiškus sprendimus, logiškai mąstyti, samprotauti, planuoti ir spręsti problemas. Tik tuomet žmogus auga ir gali planuoti susilaukti savo vaikų.